Taigi, sveiki visi ir šiandien vėlgi tema šiaip iš esmės apie ribas, apie kiekį ir vietą vadinasi. Ką tai reiškia ir apskritai apie ką tai yra. Gyvenime visada yra balansas, vadinasi, kad ir ką mes bedarytume, kad ir kur mes beitume, ar mes kažkur tai kažką tai daugiau padarytume, vėliau savaime suprantama yra grįžtamasis kažkoks tai ryšys. Kažkas sugrįžta, ne? Taip vyksta ir su santykiais, taip vyksta su visais kitais dalykais, tam, kad galiausiai vyktų kažkoks balansinis momentas. Bet geriausia iš esmės yra jausti tą kiekį, ypatingai kiekį. Kiekis tai vadinasi laiku kažkur tai sustoti. Tarkime, jeigu yra daug dirbama, ir jūsų savijauta, tarkime, po to jinai neatspindi to, kad jūs daug dirbote ir patirėte malonumą, nes kada žmogus padaro, tarkime, atlieka kažkokius tai veiksmus, kažkokius atlieka darbus, jisai patiria malonumą. Vadinasi, atlikau tiek, kiek reikėjo, padariau tiek, kiek reikėjo ir štai dabar esu atsilaisvinęs, laisvas ir galiu sau leisti kažką toliau dar nuveikti. Iš esmės, kiekis tai yra apie tai, kad įsivaizduokime, turime į dieną, tarkime, 100% batareikos, kaip telefonas. Ir tą telefoną mes pakrauname 100% ir keliaujame, žodžiu, atlikti kažkokius tai darbus. Vadinasi, tai yra darbas, laisvalaikis, asmeninis laikas, kas turi vaikų, turi šeimos. Žodžiu, visi šitie momentai įtraukiami yra į dienos kažkokią tai, galima sakyti, į dienos kažkokį tai planą, ką jūs veiksite. Todėl šitoj vietoje labai svarbu iš esmės pajausti tuos savo galimybės, vadinasi, savo kiekius. Kartais tenka girdėti klausimą, o kodėl kitiems kažkaip tai gaunasi daugiau padaryti į dieną ir jie turi tos energijos ir kažkaip tai jie daugiau gali nuveikti, o štai staiga padirbęs kažkokį tai atlikęs veiksmą, žodžiu, aš daugiau kaip ir nebegaliu kažko tai daugiau sau leisti, ne? Tarkime, jeigu tokia būsena ir taip žmogus jaučiasi. Iš esmės labai yra tada pravartu persižiūrėti, kur ta energija jūsų darbo metu nuteka ir dar pravartu pasižiūrėti tada vis dėlto, ar nejaučiate kažkokios tai vidinės įtampos atlikdami to darbo, kažkokią tai, kurį jūs dirbate, o galbūt vis dėlto per daug dirbate arba per daug atliekate kažkokį tai veiksmą per ilgai ir tokiu būdu tiesiog vėlgi išvargstate. Visada išvargimas ateina su tuo, kai mes su kažkuo tai arba pats žmogus kovoja. Vadinasi, kai jisai viduje kažkokia vyksta vidinė kova, savaime suprantama, jis jaučia nuovargį. Todėl aš kaip sakau, reikia save mylėti, reikia savęs nespausti, reikia leisti savo atrasti būdų, kaip jūs jaučiatės geriausiai. Tarkime, pateiksiu pavyzdį. Yra tikrai tokių pasakojimų ir tenka girdėti, kaip kalba žmonės, kurie turi savo komandas arba dirba komandiniam darbe. Tai kiekvienas darbuotojas iš esmės gali jaustis labai skirtingai. Vienam ten darbas 8 valandų ar 10 valandų į dieną gali būti per daug, o kitam vis dėlto tas kiekis visiškai yra gerai ir jisai gerai jaučiasi ir dar po darbo, kaip sakant, gali nueiti galbūt ir į sporto salę, ar pasivaikščioti, ar suvalgyti skanaus maisto kažkur, tai nesvarbu, bet esmė yra tame, kad tai yra žmogus jaučiantis tą vaibą. Tiksliau vaibą. Toliau, kur dar yra energijos praradimas? Energijos yra praradimas tada, kada kovojame vieni su kitais, ne? Tai kova ir kovojimas arba kova viduje, jinai savaime suprantama atima energijos žmogui. Ir čia reikėtų labiau persižvelgti tada, kur vis dėlto yra bandoma kovoti arba kovojama. Tai čia yra apie kiekį, daugiau pajausti tą kiekį, ne? Tai kitas dalykas dar iš esmės tokia rekomendacija yra tiesiog atsisėskite ir persižiūrėkite savo dienos darbotvarkę ir pasižiūrėkite, kur tą 100% savo paskirstote, vadinasi. Nepamiršti reikia, kad yra asmeninis laikas ir asmeninis gyvenimas.
Tai aš visada kalbu apie tai, kad asmeninis gyvenimas jis nėra nei jūsų darbas, nei jūsų miegas, nei vaikai, nei šeima. Jūsų konkretus asmeninis laikas, vadinasi, kur jūs tą laiką optimaliausiai paskiriate savo. Nepamirškite šito momento, vadinasi, laiką savo, galbūt noras pasivaikščioti, galbūt noras pasėdėti prie upės, galbūt noras tiesiog atsigerti kažkur kavinėje kavos ir panašiai. Tai va čia grinai yra jūsų asmeninis laikas, kas yra išties labai svarbu. Tai čia yra apie tą laiko skaidimą. Toliau tą visą procentalinę dalį išsidėliojate savo į dienos eigą ir persižiūrite, kur jūsų procentiškai laiko atima kažkokie tai jūsų užsiėmimai ir tokiu būdu tiesiog atrasite savo vidinį balansą. Ir kaip ir daugelį kartų kalbu apie tai, kas tinka vienam, nebūtinai tinka kitam. Čia jau, kaip sakant, turite optimaliausiai susikoncentruoti ties savimi ir atkreipti dėmesį, kur jūs labiausiai pavargstate. Tai va čia yra apie kiekį. Kiekis vadinasi, kaip ir minėjau, 100% ir procentaliai susiskirstote savo dienos eigoje savo asmeninį laiką. Vadinasi, tai pavyzdžiui, miegui ten 30%, 10% savo asmeniniam laikui, 10% ten dar kažkam tai, ir darbui irgi 30% ir žiūrėkite, kas jums lieka, vadinasi, ne? Ir va čia šituose momentuose jauskite tą saiką. Jeigu matote, kad, tarkime, kompiuteris jums daug laiko atima, arba Facebookas, arba dar kažkas, tai tiesiog pastebėkite tai ir, kaip aš sakau, leiskite savo kažkiek tai laiko tam pabūti, bet neužsibūkite ir vėliau persižiūrėkite, kur daugiausiai jūsų laiko vis dėlto išgaruoja. Iš tikrųjų, tiesą pasakius, padarius tokias statistikas, tai žmogus dažnai sako, aš negaliu patikėti, kad aš tiek laiko kažkur tai išeikvoju visiškai tokiuose dalykuose, kur net negalėjau pagalvoti. Tai tą labai svarbu atkreipti dėmesį ir, žodžiu, koreguotis. Toliau apie vietą. Vieta, laikas ir kiekis, tai čia yra tie 3 komponentai labai vienas su kitu susiję ir tai yra labai iš esmės svarbus momentas pajausti kiekvienam vėlgi savo. Ir vieta tai yra tada, kada mes žinome, kaip elgiamės tam tikroje vietoje. Vadinasi, jeigu tai yra, tarkime, restoranas, tai restorane yra valgoma, pietaujama, dalinamasi kažkokiais tai įspūdžiais, kažkokiais tai gražiais dalykais. Žodžiu, tai yra vieša erdvė, kurioje žmogus sėdi ir tai yra ir kiti žmonės šalia ir panašiai. Dėl to reikia tiesiog jausti tą vietą. Nes asmeninių santykių aiškinimasis jisai yra namuose arba kažkur tai, kur nėra vieša vieta. Tai, kaip sakant, tai yra pagarba kito žmogaus erdvei, nes kada mes ateiname į kažkokią tai erdvę, vadinasi, mes rodome pagarbą ir elgiamės pagal tos viešos tvarkos taisyklės, galima sakyti taip. Toliau vieta, tai vėlgi yra ten muziejai, ar ten kažkokie tai sporto užsiėmimai, sporto klubai ir panašiai, ko mes sporto klube, ką mes atliekame sporto klube, tai mes to neatliekame, tarkime, restorane, ne? Mes nesportuojam restorane, o mes pietaujame ir valgome, ar kažkaip tai kitaip. Tai tai čia yra tų ribų ir tų erdvių suvokimai, kas irgi vienas iš dalykų yra ganėtinai svarbu. Tiesiog jausti vietą ir atitinkamai, žodžiu, vadinasi, toje vietoje elgtis. Toliau laikas. Tai vis dėlto, kada tas yra laikas ir kada čia, kaip čia, ką čia daryti kartais ir panašiai. Laikas tai vienas iš tų momentų, kada mes žinome kada arba jaučiame kada. Vadinasi, kontroliuojame savo laiką. Arba laikas yra tada, kada mes neskubame, pastebime, kad mes skubame. Ir kada mes pradedame skubėti, vadinasi, mes prilėtiname tempą, mes tampame savo laiko kontroliuotojai.
Tai čia irgi yra svarbu tą dalyką pajausti būtent laiko kontrolę ir tais momentais, kada aktualizuojasi skubėjimas, tuo metu tą savo skubėjimą prilėtinti ir dar kartą prilėtinti. Vadinasi, prilėtinti dar labiau, kuomet yra pradedama skubėti. Lėčiau kalbėti galbūt. Žodžiu, kada norisi ten gatvėje, kažkoks ten kažkas sėdi ir norisi gazą paspausti, nuimti gazą. Ir tada jūs pastebėsite, kaip tuo metu, kada skubėjote, sugrįžtate į savo tą būseną, kai jūs esate savo laiko kontrolėje ir savo gyvenimo kontrolėje. Vadinasi, jūsų gyvenimas yra su jumis. Kuomet žmogus skuba, jisai truputėlį išeina iš tos būsenos ir tada tampa, kad nekontroliuojamas laikas, nes tiesiog suveikia skubėjimo programos tam tikros. Tai čia yra tuos 3 komponentus atkreipti dėmesį ir apie skubėjimą, tai tiesiog norisi pasakyti tokį pagrindinį dalyką, kad gyvenime kiekvienas sugeba ir spės viską padaryti. Kada yra skubama, kartais yra ir pridaroma kažkokių tai klaidų, darykite pertraukas, susidėliokite tam tikrus momentus ir pamatysite, kaip viskas pradės plaukti savaime. Kita vertus, visada tam tikri etapai atsidaro tais momentais, kada yra atliekamas veiksmas. Kai jūs atlikote kažkokį tai veiksmą, jūs einate prie kito veiksmo. Tai gyvenime iš esmės viskas vyksta taip pat. Kas, tarkime, dirba kažkokioj tai sferoj, grožio sferoj, ar ten, tarkime, kažkokiose kitose procedūrose, kurias atlieka, tai iš esmės yra etapai. Kol vieno etapo neatliekamas vienas etapas, vadinasi, prie kito etapo prieiti kaip ir neįmanoma. Ta eiga jinai gali keisti pas kiekvieną skirtingai, bet iš esmės etapas eina po etapo. Tas pats ir santykyje vadinasi, irgi etapas po etapo, neskubant ir taip toliau. Vadinasi, visada leisti etapui pasibaigti ir prasidėti naujam etapui. Kuomet yra paskubama, tada, aišku, yra kiti dalykai. Žodžiu, neskubėti. Esmė yra tame neskubėti. Žinot, kaip parduotuviai, tarkime, pamačiau kažkokią tai akciją ir skubu nupirkti. Tai iš esmės tų produktų jų yra ir ta prasme spės visi, kiekvienas nupirkti ir panašiai. Tai praktikuoti šitą tokį savyje tos programos pastebėjimą, vadinasi, sulėtinti tempą, kur labai norisi kažką greitai padaryti, galbūt geriau padaryti lėčiau. Ir tada jūs tampate to būtent savo laiko valdytojai. Tai visur kiekvienas suspėja ir kiek reikia, tiek suspėja. Ir, kaip sakant, visi mes spėjame viską tiek, kiek reikia ir padarome tiek, kiek reikia. Tik vienų gali būti tas tempas, galbūt tai, ką moka žmogus gerai daryti, tai galbūt jo tempas bus greitesnis, bet ir tai jisai atlikti gali tą patį darbą gan lėtai, užtikrintai, suprasdamas savo žingsnius, suvokdamas tuos žingsnius ir jo darbo rezultatas yra to, kaip sakant, puikus rezultatas ir jis tą patį rezultatą pasiekė dirbdamas neskubėdamas, vadinasi. Tai čia tokia yra opcinė, kaip sakant, apgaulė, kur mes galvojame, kad greitai darydami greičiau padarysime, nors iš esmės visi nauji dalykai gyvenime prasideda nuo lėtų dalykų. Vadinasi, kada yra kelias nežinomas, tai žmogus prilėtina greitį, nes jis to kelio nežino. Tai čia tiesiog praktikuoti tą laiko savo valdymą, tą atkreipimą dėmesį tuo metu, kada yra pradedama skubėti.
Ir tuo metu, kada pradedama skubėti, tiesiog sulėtinti tempą. Tai vat laikas, vieta ir kiekis. Tai yra 3 komponentai, kurie vienas su kitu labai susiję ir jeigu noras yra, kad tie 3 komponentai darniai veiktų, vadinasi, vienas tarpusavyje sąveikautų, tai su kiekvienu tuo komponentu reikėtų taip asmeniškai su savimi pastebėti ir padirbti, kol galiausiai jie kažkaip tai susilygiuoja. Vadinasi, niekur neskubėti, niekur nesistengti greičiau kažko tai pasakyti, viską mes spėjame pasakyti, tiek, kiek reikia spėjame pasakyti. Jeigu kažko tai nespėjame pasakyti, jaučiame, pavyzdžiui, kad nespėjame pasakyti, tai būna žmogus jaučia, kad kažko tai nedasakė, tai gali tiesiog parašyti žinutę ar dar kažkokius tai kitus momentus, tai čia vienareikšmiškai tokie momentai jie egzistuoja. Tai tai linkiu tada tuos 3 komponentus tarpusavyje derinti, neiššokti iš tų komponentų, vadinasi, kad vieta ar ten laikas ar kiekis neiššoktų, tada viskas vyksta balansiškai, viskas labai gražiai juda ir tuos 3 komponentus tada susiderina jie kaip, aš mėgstu pavyzdžius naudoti, tai kaip gama, ne? Kaip 3 natos gražiai jos dėrėtų ir viena tarpusavėje keistų vieną kitą. Ir nebūtų taip, kad ta viena nata tokia kažkur tai pabėgo, iššoko ir tada liko 2 natos. Ir tada ta trečia vėl ten, kol susiorientuoja, tada vėl jai reikia pargrįžti į tuos 3 komponentus. Tai tas pats ir kelyje, galima sakyti, ne? Tai kada nuklystame šiek tiek nuo kelio, pametame kažką, tai vėlgi tą kelią reikia atgal grįžti, kas pritraukia tuos 3 komponentus, nes tie 3 komponentai iš esmės jie veikia vienas su kitu ir jie negali būti kažkaip tai, kaip aš sakau, atskirai dalyvauti ilgą laiką. Todėl reiškia šiandien taip apie tuos 3 komponentus, vieta, laikas ir kiekis, viską spėsite padaryti, visada visi spėja viską padaryti. Jeigu kažko tai nespėja, tai tada yra tam tikros situacijos, kuriuose galima kalbėti, klausti ar paprašyti kažkieno tai pagalbos, kad padėtų tuos, žodžiu, tą kažkokią tai vietą spėti pasidaryti. Tai vieta, laikas ir kiekis. O skubėjimą, tai kai nori suskubėti, tai pastebėti, kad kyla noras skubėti ir tada prilėtinti tempą. Ir kiekvienam tada linkiu atrasti savo tempą. Kai atranda žmogus savo tempą, tada jisai jaučia, kaip aš sakau, žemę po kojomis. Ir dar vienas toks momentas, kas iš esmės mėgsta stebėti gamtą arba išorę, tai galite atkreipti dėmesį, kad netgi žvelgiant į žmonės, tai vieni eina vienu tempu, kiti eina kitu tempu ir kiekvienas turi kažkokį tai savitą tempą. Tai iš esmės atraskite būtent savo tempą, kuriame jūs jaučiatės geriausiai. Tai šiandien tiek, tada iki susitikimų, iki kitų kartų ir iki.